Stano per trumpą laiką sugebėjo padaryti stebuklą. Nors Andrius vis dar nervinasi, lyg eilė prie dantisto kabineto, vaikino veide jau atsirado šelmiškos ugnelės ir šypsena. Belieka duoti valią fantazijai ir mergina tavo. Labas. Labas. Pabučiauk ranką. Sakyk apie kremą. Mano vardas Andrius. Kai aš pamačiau Andrių, man iš karto pirmas žvilgsnis jaunesnis. Jaunesnis išvaizda už mane. Bet tai nėra blogai, galima sakyti. Nu, to labai įdomu rankos kvepia. Rankos kvepia. Jo, nu kremu. Labai geras kremas. Ir kuom gyvas kvepia? Labai gerų kremų. Nivea. O kokius tau aromatus tas kremas skleidžia? Nivea Foguman. Ločitan. Nu, tokius įdomių. Įdomius. Nu, kai tik pamačiau Moniką, man pasirodė, kad negana švelniai. Jos labai gražios ir gilios akis. Gan draugiška. Nu, tokia visai nebloga. O gali mane dar kartą paliesti, man labai patiko. Paliesti, į kurią vietą norėtum, kad paliesčiau? O į kurią galėtum? O į kurią tu norėtum? Daugiausiai. Į ranką. Į ranką norėčiau. Į ranką. Pradžią užteks. Tai va, aš tave paliečiu ranką. Nu. O, kaip malonu. Beveik baigiau. Ką, labai mergina liečia tave? Nu, nelabai. Nu, aš norėjau paliesti jos pirštus, nes manau, tai yra tikrai švelnus, prisižiūrinė savo rankas, tepas gerų kremų. Nu, ir šiaip malonu lieti gražią merginą. Tiesiai šviesiai kompleksuoji bendrauti su merginom. Ne, sakau tiesiai šviesiai. Sakau tiesiai šviesiai viską, ką galvoju. Nu, tiesiai šviesiai sakau, ką galvoju. O dabar noriu kompleksuoji bendrauti su kokios merginom, tavo ne? O erogeninės kodėl, tarsi nepilnavertis kažkoks jautiesi? Ar Ne, patirties mažai turi. Patirties, tu ką? Nu, tu ką? kaip tai, nu tu ką, nu tai tu taip pasakyti, aš taip ir paklausiau. Ne, tiesiog patirties tu ką? Tarsi, Nu, tiesiog patirties tu ką. Nu, noriu tiesiai šviesiai tavęs paklausti. Bet tai tau yra 21 metai. Nu, yra. Ir, tarsi, Aš visą gyvenimą sportuoju. Ilgas laiko tarpas. Tai gyvenime sportuoju. Tai aš suprantu, kad tu sportuoji, bet tai ne visas gyvenimas sudė vien tik iš sporto. Tai labai daug laiko užima, supranti. Jeigu tu kompleksuojas bendrauti su merginomis, tai, na nežinau net, ko tu tada eini į tą laidą. Jeigu tu eini į laidą susipažinti su mergina, susirasti merginos, tai tau neturėtų kilti kažkokių kompleksų, o jam būtent tas ir iškilo. Tai čia ir seksas yra sportas. Tai aš suprantu, seksas yra sportas. O kur jos erogeninės zonos? Bet iki sekso yra bendravimas su mergina. Kur tavo erogeninės zonos? Iki to sekso. Ne, aš nekalbu apie Kur tavo erogeninės zonos? Aiškiai gyvenime. Nu. Tau tarsi reikia kažkokį bendravimą iki tol jos susikurti. Būna. Pradėjau šnekėti apie erogeninės zonas, tai aš kokiam 2 minutėm pakliuvau į tokią nirvanos būseną, joko nirvanos būseną, kai ir nebegalėjau iš ten niekaip kristalizuotis atgal į žemę. Va, tai galvoju, kad uždusiu, ar dar kas nors man atsitiks, bet taip juokinga buvo. Taip manai. Nes, taip, kaip aš supratau, tai bėgimas tavo yra pirmoji vietoj. Čia lempa. Nu, šiaip sportas yra pirmoji vieta. Nu, taip. Bet Davai apie lempą. ir merginas. Žiūrėk, kokią mes čia Kas čia prašau? gavome lemputę. Ai, čia lempa? Ačiū, žiūrėk. Fintas yra. Čia yra fintas, pažiūrėk, matai kaip šviečia. Žiūrėk, užsimerki, atsimerki. Taip. Atsukit žiūrovus, atsukit žiūrovus. Kas čia? O čia yra Barbė. Atsukit žiūrovus. Žadėjai vaikyti su Barbė? Vaidas, taip. Kai po to mes apie tas Barbės pradėjom kalbėti, jinai paprašė manęs dainuoti tą Baba Girl, uždainavau. Bet manau, tai buvo nevykęs bandymas dainuoti. I'm a Baba Girl. In a Barbie world. In a Barbie world. Made of plastic. Made of plastic. It's fantastic. You can touch my hand. Jo, dainavimo sugebėjimo, sorry, bet nelabai turi. O tu turi paklausti? Kur tavo erogeninės zonos? Čia kas vyko? Kelsiu šutesnėjimą, man. Apai gražus, erogeninės zonos. Kur erogeninės zonos? Ateis gal. Ne. Čia nepakiš teisingai. Paklaus, kur jos erogeninės zonos. Tai va. Paklaus, kur erogeninės zonos. O kur yra erogeninė zona? Erogeninės zonos pas merginą ar pas vaikiną? Pas tave. Pas tave. Kur yra mano erogeninės zonos?
aš jam to dalyko neatskleidžiau, nes aš manau, kad per pirmąjį pasimatymą to tikrai neverta atskleisti. Na, aš tau padovanosiu dovaną. Tu man dovaną turi? Taip. O pats nupiešiu tau. Pats nupiešiai, tai gal nutapiai, sakyk geriau jau. Koks skirtumas? Yra didelis. Nu, gerai. Ką čia reiškia? Taifas vadinasi kelias į merginos širdį. Kelias į merginos širdį, ne? Čia esu kaip ir aš. Čia, ne, tu esi. O čia kaip ir merginos. Čia yra merginos tos. Ir vat čia yra kelias ir nežinia, kuris nueis. Jinai, manyčiau, nepatikėjo, kad mano yra tapybos. Ir šiaip, turbūt arogantiška, kad tokia, man labai patinka liesa. Mano erogeniniai centrai rankoje. Aš jau pastebėjau tą. Mano erogeninė zona yra ant plaštakų. Mano erogeninė zona yra ant plaštakų. Tavo erogeninė zona, ne? Ir dabar aš paliečiau tavo erogeninę zoną. Ir ką dabar tuo Man labai malonu. Man labai malonu. Nu, visai normalus, geri pojūčiai. Normalus geri pojūčiai. Dilgčioje galvoj. Geri pojūčiai atsiskleis gali. Dilgčioje galvoj. Pasimatymas nebūtinai turi pasibaigti lovoje arba zakse. Pasimatymas gali tiesiog atnešti gerą nuotaiką, galima pasilinksminti, paprikolinti ir grįžti namo ir eiti po to į kitą kažkada pasimatymo. O, gal tortą pavalgom? Gal susijaudinsim? Tu valgyk, aš kažkaip labai. Kodėl? Kodėl? Imk tą tortą ir ją ant galvos nafik. Įsivalgiu. Sakyk, kad mane taip tėvai auklėjo. Burdą su kaukštuku, jei tą tortą. Valgyk raganą, sakyk. Kimš kalorijas. Ir taip šakalys. Vos kvepuoji. Šiaip labai juokinga patarė. Dėl ko? Nu, kad nevalgai. Na, jeigu nevalgo, tai turbūt laikosi dietos. Arba šiaip, nes jinai šiaip yra modelis. Ir galbūt, prisižiūri save, kad taip nesusturėtų, nesirastų riebaliukų, lašiniukų. Galbūt serga ten anoreksija ar bulimija, ar šiaip ko. Gamta matulė mūsų žemė. Juk be tavęs nebūtų nieko. Juk be tavęs nebūtų nieko. Ir 12-okai visi vemia. Prašom susėti su manimi. Ir 12-okai visi vemia. Ir 12-okai visi vemia. Ir 12-okai visi vemia. Nes prisivalgė jie katlėtų. Nes prisivalgė jie kotletų. Nes prisivalgė jie kotletų. Labai fainas eilėraštis. Su tokiu eilėraščiu, kaip sakant, į antrą pasimatymą eičiau niekada. Jau ant pat galo mūsų pasimatymo pradėjo man deklamuoti eilėraštį. Jis buvo antiek nevykęs ir antiek nesirimavo žodžiais su žodžiais. Ir aš išklausiau, pasakiau tvarkoj. Ir tada man nieko nebeliko, tik kaip išeiti. Iki.